Kaipgi aš mėgstu tą jausmą, kai yra naujas boksas, kai jis yra dar su visom plėvelėm. Tiesiog pasaka, pas mus šiandien apžvalgoj yra Captain PD 270. Kas tai yra tokio, toj viską mes tai realiai ir sužinos. Kągi, manau, unboxingas yra ta dalis, kuri man labiausiai patinka iš visų. Nežiūrėti boksus, nekalbėti apie juos, bet būtent atpakuoti. Ne, joką, gerai. Tai dabar biškai tai viską pagreitinam. Balta, praktiškai iPhone'o dėžutė. Realiai labai panašu į iPhone'ą, galvojau, vat būtų čia dar logo iPhone'ą, patikėčiau, kad man pardavė ne iJoy Captain'ą, o iPhone kokį 8, pavyzdžiui. Atsidaro panašiai lengvai, o dieve, gražu. Kągi, žiūrim iš karto į komplektaciją, kasgi būtent čia pas mus įeina. Ok, pats modas. Kas yra labai gerai, kad nuo šiol jums nereikės rūpintis, kur galima įsigyti baterijos, kadangi būtent šitas modas turi viską pačioj dėžutėj. Dvi iJoy naujosios baterijos 2700. Čia nėra 18650, čia yra kažkas galingiau ir kažkas geriau. Apie jas pašnekėsime šiek tiek vėliau, padedam dvi baterijas į šoną. Komplektaciją galima surasti USB pakrovėje. Ir taip pat perima ant 18650 baterijų. Kągi, komplektacija yra maždaug tokia, aišku, nepamirštamas yra apie manualą ir apie warranty cardą, kas irgi yra labai ir labai svarbu. Kągi, padėkim šitą viską į šoną ir bandykim apžiūrėti mūsų patį box modą. Gamintojai pasirūpino būtent tuom, kad dabar jums štai čia viršuje tilptų kaitiklis, kuris yra 30 mm, kadangi jau vis platėja, dabar jau standartai yra 25, anksčiau standartai buvo 22 mm, dabar jau, manau, padidės iki 30, realiai tokį mes kaitiklį matysim kažkur po mėnesį arba galbūt po 2. Atsidaro modas labai panašiai kaip GX350, arba ten yra dar daug visokiausių modų, kurie daro štai taip, iš apačios patraukus būtent šitą atsidarimą. Ir čia telpa, kaip ir minėjau, dvi atnaujintos baterijos. Bet pažiūrim šiaip į patį jo dizainą, ką jis turi. Čia yra karbonas iš abiejų pusių. Yra labai didelis mygtukas iš kairės pusės, jeigu žiūri būtent taip į modą. Taip pat yra du mygtukai, pliusas ir minusas. Ir taip pat savaime, aišku, pakrovimo lizdas. Bet, manau, nėra kažkaip įspūdingai apie jį kalbėti, kai jis negyvas. Tai mes jį dabar atgaivinkim ir tuo pačiu pakalbėkim šiek tiek apie baterijos. Čia dabar pas mus yra 3000 mAh ir realiai yra perimas ant 18650 dydžio, kur yra VTC5, VTC6 ir taip toliau. Bet realiai kam reikalingas, jeigu mes turim kažkas, kas gali išgyventi nuo 25-30% daugiau negu mūsų paprastos mažesnės tos baterijos. Tad tiesiog nematau jokio tikslo pirkti papildomas baterijas. Tad, nes jos yra štai čia įmontuotos pačioj dėžutėj, naujos baterijos nuo pačio iJoy gamintojo, jos yra šiek tiek didesnės negu VTC5. Jeigu palyginus štai, pagal aukštį yra šiek tiek daugiau ir pagal plotį irgi galbūt yra šiek tiek daugiau. Bet savaime aišku, kuo daugiau, didesnis gyvybiškumas. Tad čia būtų pas mus 2,6 tūkstančių mAh, čia yra 3000. Kągi, galima pagaliau įdėti į mūsų modą baterijas. Čia, kaip matau, pliusas yra viršuj, čia yra minusas viršuj, įdedame, uždarom. Captain PD 270. Kas yra labai gerai, didelis tekstas. Man tai jau patinka, man jau tikrai labai patinka. Žiūrim, ką jis šiaip sugeba. Čia nėra touchscreen'o, kas yra gaila, kadangi bent jau pagal man touchscreen'as čia yra kažkas, kas būtų ateityje, aš manau, netgi tas pats modus tą daro. Ir kiti gamintojai, pavyzdžiui, kaip Smok jau irgi padarė G-Priva su touchscreenu, tai aš manau būtų gerai, kad jie irgi apie tai būtent pasirūpintų. Kad šiek tiek minimalizuotų savo visą softą ir padarytų čia su touchscreenu. Būtų įdomi, kaip pažiūrėti. Gerai, dabar žiūrim. Čia, manau, viskas yra lygiai taip pat kaip ir kitur. Galima nustatyti Power, Norm, Hard, Soft User. Čia galima pagal save nustatinėti, kaip kas vyksta. Išeinam iš čia. Toliau galim nustatyti taip pat ir visokiausias kitas funkcijas. Pavyzdžiui, Temperature Control, nikelis, titanas, stainless steelas, Memory 1, Memory 2 ir Exit. Tai mes Exit paspaudžiam. Kas yra dar toliau? 1, 2, 3 yra TCR funkcijos, Reset Puff ir Set Screen Time. 10 sekundžių, tram, minutę arba pusantros minutės. Kad, ta prasme, jis veiktų, tada išsijungtų mūsų ekranas. Kas yra taip pat gerai, kaip aš dabar būtent štai čia matau, kad mano A ir B baterija yra pakrauta praktiškai pilnai. Reiškia, dėžutėj gamintojai
užsideda baterijos, kurios yra tvarios ir galima nupirkti būtent šitą gražuolį ir galima realiai iš karto įgarinti. Nereikia kraut baterijų. Taip pat patikrinau, kad jos tinka į Nightcore chargerį, kas yra irgi labai gerai. Tai būtent už tą didelis labai respektas kompanijai iJoy, kad jie sugebėjo kažką pakeisti, bet ir prie kažko aišku pritaikyti. Kas yra labai pagirtina, kas yra labai gerai. Dabar tada pažiūrim, kaip jisai atrodo su keitikliuku. Dabar naudosiu aš čia Kleito 1.2.0. Pažiūrim, kaip atrodo su juo. Ir manau, jokia apžvalga negali apsieiti, bet tiesiog pagarinimo. Tai būtent dabar mes ir čia užmeskim 100 vatų. Atrodo visai gerai. Ir yra didesnis ir jaučiasi ta prasme, kad jis yra didelis, bet jis yra patogus, kas yra labai svarbu realiai. Kadangi jau dabar yra RX-ai 300 ir taip toliau, ir jie yra šiek tiek dideli, bet su jais nelabai yra patogu rankai laikyti. Bet čia yra, aš galiu pasiekti savo šitą pavyzdžiui pirštą, o ant RX-ą manau, padaryti man tiesiog nepavyktų. Tai realiai galiu pagirti jo kompaniją. Tikrai gražus modas, karboninis, didelės baterijų talpa didelė. Tai realiai viskas, ko gali tiesiog reikėti mums. Tai dabar tiesiog pažiūrim šitą gražuolį iš close-upo ir kaip jis atrodys jums iš arčiau. Taip pat gamintojas ir nepamiršta apie tai, kad mūsų box modas turi atsinaujinti, tai vien dėl to yra USB kabelis, kuris padės mums atnaujinti softą, jeigu jį tokia atsiras. Aš manau, mėnesio bėgyje žmonės sugalvos kažką, gal custom padaryti, ta prasme perdaryto, arba pats gamintojas galės išleisti kažką naujesnio, kas galės pakeisti jūsų galbūt video, galbūt dizainą. Tai realiai galima atnaujinti softą, įdėjus būtent štai čia USB kabelį. Dabar pažiūrim, ar jis kraunasi per USB, kadangi bent jau man tas yra įdomu, kadangi aš tiesiog nenaudoju paprastų chargerių, tokių kaip Nightcore ir taip toliau, ir visą laiką kraunu savo modus per pakrovėją USB. Įstatom charging, veikia. Kas yra tikrai labai gerai, kad jis veikia su pakrovėju. Maždaug tiek apie būtent šitą gražuolį, apie Captain PD270. Kai matome būtent štai čia. Iš tiesų modelis yra visai neblogas, tikrai yra visai neblogas, tai 30 mm būtent štai čia yra jo ilgumas, tai reiškia galėsim įsti bet kokį keitiklį, beveik bet kokį 30 mm, nes kiti rodys jau nelabai gražiai, pavyzdžiui, kaip pas mane yra Kleito, tai atrodo gerai, bet galėtų būti geriau. Didelis ir bright šviesus skrynas, kas irgi yra labai fainai, kas ir didelės aišku raidės ir skaičiai būtent štai čia. Toliau pat dizainas. Karbonas asmeniškai man visą laiką patiko ir patinka iki šiol, tai galiu pasakyti, kad dėl dizaino irgi negaliu irgi prie ko prikyti. Niekas nekliba, kas yra svarbiausiai. Kai matom, viskas yra tylu, tas yra labai gerai, kadangi tas būna zvimbisėlis, toks manas labai kažką nervina, taip pat ir mane nervina. Tai tokių dalykų nėra, kas irgi yra gerai ir aš dabar galiu žinoti, už ką aš realiai moku. Kad čia yra kaina tikrai nemaža, bet jis nezvimba, atrodo gražus, didelis ekranas, visai šiaip neblogas, dvi baterijos, viduj komplektacija, iškai nereikės papildomų baterijų, tai realiai tas yra labai gerai. Kągi su jumis buvo Captain PD270 box modas ir galėčiau vertinti jį kaip box modą 9.8. Galbūt šiek tiek, kad jie padaugino būtent su šitų diametru, turėtų būti 25, būtų tikrai fainiau, bent jau pagal mane. Bet šiaip kalbant iš visumos, tai baterijos komplektacijai gražus ir geras. Tai realiai tiek apie PD270. Su jumis buvo Go4Vape ir visiems ačiū už šitą peržiūrą, šitą būtent video. Visi iki kitojo karto susitiksim jau su naujais skaitikliukais. Bus daug visko naujo, bus realiai įdomu pažiūrėti. Kągi, laukit kitų video, dar kartą ačiū už dėmesį ir visiems tiesiog gero.